Labas rytas. A, čia tokie šeimininkai, albergė čia yra irgi tokia parokial, tai yra ir donatyvo. Tai jinai, iš tų, kur vakar nakvojam, užvakar nakvojam, ten tokiuose, žinai, kur ten su maldom yra. Tai čia irgi tokia. Bet čia šitą keistai reiškia buvo, tai kad šeimininkas, tie vaikinai, kurie čia savanoriauja, sako, mes turim vieną išimtinę taisyklę, negalima keltis anksčiau negu 8 val. Ryto, žinai. Karočiui, turit pailsėti tenai viską, reiškia, jūs ten turit būti pasiruošę keliui ir taip toliau, žinai, tai jo, čia jinai tokia, žinai, sako. Paskui sako, čia be to grindys girgždė, sako, tai kad netrukdytumėte vieni kitiems, tai mėgokite, gulėkite iki 8. Tai čia visi prisigulėjo, žinai. Dabar yra jau tikriausiai 8:30 kokia, gal kiek čia yra. Po 9:10, 5, ne? Tai va, tai niekas, jau čia gal keli išėjo, bet kol kas ten viduj krūta, viskas juda, žinai, tuoj pasipils eis. Tai va, irgi tas pats čia panašiai reiškia, kaip ir Granion buvo, čia, sakykime, tinklas, jeigu yra, tai čia vakar buvo fainai, nuvedė mūsų telefoną, kurio nebuvo paėmęs, čia vienas iš tų savanorių nuvedė kitoj kelio pusėje, yra, tokias uolos, nežinau, dolomitai, kas čia tokie yra, ir ten yra uolos išskaptuotos ir ten buvo eremitas gyveno, vienuoliai atsiskyrėliai, žinai, dabar ten yra tokia koplyčia ir, toj koplyčiai ten tokia bažnytėlė buvo. Tai va, tai lipom, tai 15 minučių ir užlipom ten, žinai, tą kalnelį. Pačiame, čia virš viso miesto toks kaip ir duris, kaip skylė į uolą, žinai, tokia yra. Tokia atrakcijos vėlgi, žinai. Sako, čia eremitų miestelis buvo ten. Jis pasakojo, sako, va ten vienas eremitas gyveno, čia šitoj uoloj gyveno, ten paskui ten apačioj 5, sako, buvo ten jie, žinai, atskirai. Paskui ten jie kažkaip tai atneždavo jiems maistą, jie melsdavosi už visus, žinai, čia ir taip, tokias istorijos. Tai va, jauku, čia nors miegoti, reiškia, teko, mes kai atėjom, tai čia lietuviams ypatinka pagarba, ačiū lietuviai, ačiū, ir mes tikriausiai nepasišikom, žinai. Tai sakė, kad yra daug, reiškia, yra gerų atsiliepimų, jiems patiko, tiems vaikinams ir sako, žinai, mes iš pradžio, kai atėjom, tai visus rasiu vieną tokią patalpą, pirmam aukšte suguldyti, žinai, ten, skaityk, ground floor, reiškia, kur visiškai ant žemės, tu guli gatvės lygyje, žinai. Tai paskui jisai atėjo ten vienas, mes ten jau įsitiesėm, viską, matrasė ant žemės, irgi tatamiai. Atėjo jisai rodo mums su Egle dviem, sako, ateikite jūs du, sako, aš jūs nuvesiu kitą vietą. Tai nuvedė antrą aukštą, antram aukšte irgi tokia yra tatamiai ir viskai ten buvo, bet mes dviese ten buvom. Paskui atėjo dar 2 olandės. Žinai, tai ten mes tų tatamį prisikrojom po šikną daug labai ten ir paskui atnešė antklodžių, reiškia, žodžiu, šiltai buvo ir minkštai, šiaip pakankamai miegoti. Tai jo, o vakare tas vėl toksai ten viršui koplyčia tokia pasidarė, jie tokia pastogė visiškai, žinai, šalta ten buvo, tai suėjom ten. Ir ten irgi tokį įdomų dalyką sakė, reiškia, ten išeidami žmonės palieka tokius laiškus, yra įvairiom kalbom, su kažkokiais, tai žinai, ten ir su pasakojimais, su bėdom, su savo tokiais liudijimais kažkokiais. Ir jis tada klausė, sako, kokia tu kalba kalbi, žinai. Ir tada, reiškia, kiekvienam tos kalbos mes, kadangi lietuviškai mums atnešė voką lietuvių, įsitraukti tos laiškelius ir perskaityti. Lietuviškai ir perskaityti, žinai. Kiekvienas skaitė savo kalbą. Tai
Nu, ačiū tam žmogui, kuris, reiškia, tiesiai parašė, niekada neprarask vilties, niekada neprarask savęs, reiškia, turėk tvirtą nusistatymą, ženk savo keliu, nieko nebijok, žinau, kad tu esi gražus, stiprus, ypatingas ir aš tave labai myliu. Ačiū, tikrai. Aš tą patį kiekvienam galiu pasakyti, aš tave labai myliu. Iš tikrųjų, tai, tiesa yra tokia, žinai. Žiūrint į tos žmonės, tai tiesiog žaviesi. Daugiau nieko nebegali daryti. Žavėtis jais tik tais. Jie iškeliauja, taip, žiūrėkit. Dvi merginos iškeliavo. Tai va, ir tai paskui buvo ašarų. Kažkas perskaitė tikriausiai net savo istoriją. Tos istorijos kartojasi. Tai kažkas perskaitė tikriausiai net savo istoriją, žinai. Tai net negalėjo skaityti, buvo taip, kad, žinai. Ten, kiek aš supratau, pavyzdžiui, iš angliškų tokių skaitiniukų skaitė, kad, reiškia, ir vaikų netekę ten buvo, ir brolio netekę, ir meilės praradę kažkokie, tai, žinai. Tai tiesiog skaitai, tai kažkas yra tame ir tavo. Ja. Tai va, tai prašo palikti, reiškia, savo aš ten jokio liūdimo. Nežinau, kažkaip aš, nesu kažkaip, žinau, man nesigauna taip, galbūt, taip ką parašyti tokia, žinai. Tai aš daugiau vietoj, žinai, visą laiką susibroliuoju, reiškia, pamilstu tos žmonės ir žengiu. Ir taip norisi, kad ir vakare mes vėl susitiktume kitoje albergėje, reiškia. Tai jau mes susitinkame čia, Federikas vaikšto. Italas toksai juokingas. Tai, Egliai yra nuospaudų krūvos ir šiandien yra sunkus etapas į kalną, nežinau, eisime 2 kilometrus iki vaistinės, ką jie ten pasakys. Aš važiuočiau, nežinau kaip, aš važiuočiau tikriausiai, o jinai tai, gal nuspręsim. Čia yra 27 kilometrai, man atrodo, iki kito sustojimo. Ir dauguma yra į kalną ir gana aukštą statų. Ten per 3 kilometrus apie 500 metrų pakyla yra. Tai yra, tas yra nelengvas kelias. Su kuprinė ant pečių. Nes iki tol kuprinės tai vežėm tik tais, reiškia, dabar 2 dienas vežė jie kuprinę, žinai. Tai dabar jin turės tą kuprinę savo ant pečių, žinai. Mineralus ant kilogramą beveik aš įsidėjau. Ten tuos visus, kur jinai geria, žinai. Tai va, tai aš nežinau. Aš turiu nueiti. Man reikia eiti. Ir taip yra, reiškia. Niekas čia nieko nepalieka, čia visur yra pagalbos, visur tu gali apsistoti, likti arba pavažiuoti toliau, yra masė opcijų, kaip daryti tą viską. Tai nebūtina nužingsniuoti visą kelią, žinai. Šis sako, kaip ir vidinis širdies tas toksai kelias turi būti, vidinis toksai, kada tu nukeliauji daugiau aukštyn negu horizontaliai. Daugiau į dangų, daugiau arčiau Dievo. Tie remitai, kurie kalnuose arčiau gyvena. Sakau, arčiau dangaus jie čia. Paprastas paaiškinimas toks. Suprantama, ne? Tai gerai, bon camino.